Sveiki dar kartą visi, pradedam mūsų susitikimą. Nežinau, ar 3 papasakos, čia kaip pristatė dabar, gal greičiausiai 2 pasakos, vienas klausinės daugiau, nesu aš tiek kompetentingas pasakot, kiek čia sėdintys ekspertai. Bet kokiu atveju mes šiandien kalbėsime apie nekilnojamo turto rinką 2024 metais, pirkti, parduoti ar laukti, tokia tema. Šiandien, aišku, visi mes vienaip ar kitaip susiję su nekilnojamojo turtu ir kas nors turi, kas nors parduoda, kas nors perka ir visiems visada kyla klausimų, tai ką daryti, kaip elgtis šiandien, ko laukti ir ar kokios perspektyvos nekilnojamam turtui kaip mylimiausiai investicijai lietuvio bus šiemet ir apie tai mes šiandien pasiaiškinsime. Kaip jau minėta, Luminor vyriausias ekonomistas Žygimantas Mauricas ir Oberhaus rinkos tyrimų vadovas Baltijos šalims Raimondas Reginis, mūsų pašnekovai. Sveiki. 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 Tai, Žygimantai, pradėkime nuo jūsų. Galbūt galite trumpai įvertinti ekonomikos situaciją globalių lygmenių. Kas šiuo metu vyksta globalioje finansų rinkoje? Šiuo metu vyksta iš esmės stagnacija Europos Sąjungos ekonomikoje. Jungtinės valstijos atrodo geriau, tai yra kitoje Atlanto pusėje situacija yra geresnė. Kinijoje prasčiau. Tai mes, sakykime, per viduriuką šio požiūriu. Ir šitie metai yra, aš taip pavadinčiau, šviesos tunelio gale metai, nes yra daug lūkesčių dėl palūkanų normų sumažėjimo. Buvo tikimasi, kad jos mažės pavasarį, dabar jau labiau link pavasario pabaigos, galbūt vasarą tik tais, bet vis tiek tikimasi sumažėjimo. Tikimasi ekonomikos atsigavimo, jeigu tiek Eurozona, tiek Lietuva praktiškai stagnavo, šiek tiek netgi į minusą mes nuėjom praeitais metais, tai šiais metais tikimasi, kad ir nedidelio kuklaus, bet augimo, tarp 1–2%, nedidelio, bet augimo. Taip pat tikimasi, kad karo frontuose tarp Europos ir Rusijos irgi sulauksime gerų naujienų. Matome, viename fronte jau turime tų gerų naujienų, nes yra 3 frontai, yra energetinis, ekonominis ir karinis. Tai energetinė fronte tikrai situacija yra pakankamai gera. Gamtinių dujų elektros kainos krenta, tikėtina, kad pavasarį vasaros bus dar mažesnis, tai leis palaikyti žemesnį infliaciją bendrą. Ekonominėje fronte situacija yra neabejotinai žodžio prasta, nes į Rusiją tos prekės, kurios nepatenka tiesiogiai iš Europos ir iš kitų demokratinių valstybių, patenka tiesiai per aplinkui. Pagrinde dabar yra ta šalis Kinija, kurios reeksportas į Rusiją yra net didesnis nei pačios Kinijos eksportas. Na ir karinėme fronte, vėlgi situacija patys žinote, nėra tokia labai džiugi, bet vėlgi kažkiek galbūt susijimta yra vakaruose, tos paramos šiek tiek yra daugiau, bent jau žadama, teikiama, Europos šalis atsibūdė, vokiečiai patys jau ragina kitas šalis, ką mes čia vieni remkite, aiškiai, ir kiti. Tai bent jau toks sukrėtimas, šaltas dušas yra ir matyt, kad tos paramos bus daugiau, reikia tikėtis. Tai va tokie, sakyčiau, lūkesčių metai ir belieka tikėtis, kad šį kartą ta šviesa tunelio gale ir bus šviesa, kurie ateis galbūt ne pavasarį, galbūt vasarą, o ne dar vienas atvažiuojantis traukinys, ką mes turėjom pastaraisiais metais, nes tik išlipom iš pandemijos, prisiminkime karas, tada energetinių kainų šuolis, infliacijos šuolis, palūkanų normų šuolis. Tai šie metai yra tokie, vilties metai, lūkesčių metai, kad situacija bent jau antroje metų pusėje jinai pradės keistis į gerą. Tas keitimasis į gerą, jisai mūsų gyvenimą, šiek tiek jūs jau minėjote, veikia, ar ne, bet, sakykime, kokius dar parametrus galėtų veikti keitimasis į gerą? Algos, nežinau, augimas, kokie dalykai galėtų stabilizuoti ne tik tai pačią ekonomiką, bet ir mūsų smegenys, sakytume, taip, va, mes jaučiam tai. Taip, tai pirmas, matyt, dalykas visgi yra infliacija besistabilizuojanti, kuri buvo pasiekusi už praeitų metų pabaigoje 20% metų infliaciją turėjom. Dabar sausio mėnesį mes turime mažiau nei 1% metinę infliaciją. Pajamos auga,
vis dar dviženklių skaičių, tikėtina, kad šiais metais gal dviženklių nebeturėsim, bet artima to, iškia perkamoji galia gyventojų didės, nedarbo lygis žemas yra ir lūkesčiai gyventojų Lietuvos ypatingai yra labai geri. Šiaip yra tam tikras fenomenas, lietuvių ir lenkų lūkesčiai geriausi visoje Europos Sąjungoje. Optimistai. Optimistai, taip, ir ypatingai optimistiškai vertina savo finansinę padėtį ir jos perspektyvas. Aiškiai, žmonės tikrai žiūri su ta viltimi ir mato netraukinį atvažiuojant į tunelio gale, bet šviesą ir labai ryškę ir artėjančią. Vasario 27 yra tarptautinė optimisto diena, tai mes galėsim čia švęsti labai smarkiai tą dieną, bet iš principo juk ne visi supranta ekonomikos parametrus, taip kaip jūs ekonomistai suprantat juos, infliaciją, ten kitus dalykus, kas kiek auga, kas kiek brangsta, kas vyksta su žaliavom, su energetika. Iš kur tas optimizmas? Žmonės jau jaučia tai, kad jų piniginėse daugėja pinigų, ar iš principo mes optimizmo tokia truputėlį ant ribos esame su išprotėjimu? Na, aš manyčiau, kad atsakymas lypi nemaža dalimi tame, kad laimė yra skirtumas tarp lūkesčių ir realybės. Tai mes tikrai buvom pakankamai įbauginti ir patys įsibauginę dėl įvairių šokų, pandemija, palūkanos, infliacijos šuolis, karas Ukrainoje ir tikrai daugelio galvoje buvo piešiami tikrai labai niūrų scenarijai. Ir mes matome, kad tie scenarijai neišsipildė, Lietuva daugiau mažiau praslydo tos metus ir ypatingai infliacijos sumažėjimas, nedarbo lygis žemas, žmonės nejaučia čia, kaip sakoma, ko skiriasi krizė nuo recesijos, tai recesija, kai kaimynas paranda darbą, krizė kaip pats parandė. Tai tos krizės jaučiančių žmonių yra labai mažai Lietuvoje, nes nedarbo lygis yra labai žemas, užimtumas yra didelis, todėl tai ir sukelia nemažą dalį optimizmą. Dar vienas, aišku, šaltinis čia tokia kaip perspėjamasis, tai kad rinkimus turime, rinkiminius metus ir tai galimai susiję su tuo, kad nors apetitas yra išaugęs, mokesčių kėlimas, manau, kad yra ne klausimas ar bus keliami, o kada, kaip, kam ir kiek, bet žmonės tiesiog galbūt per daug ir negalvoja apie tai ir didelė tikimybė, kad visgi tie mokesčiai bus viena ar kitų būdų pakelti po rinkimų. Tai kitais metais gali lūkesčiai suprastėti, bet gal kiti faktoriai jau bus pozityvesni, kad ir žemesnės palūkanos, galbūt augimas stabilesnis eurozonoje, galbūt ir kažkokių teigiamų žinių karo fronte sulauksime, tai galbūt kažkiek kompensuosis. Bet šios metus nusiteikę Lietuvos gyventojai yra taip pat praslysti kaip ir pastarosius ketverius. Tai žiūrint į mokesčių reformą, aišku, greičiausiai ir nei kitais, nei dar kitais metais nieko nebus, nes kiek aš atsimenu, kiek buvo grupių, kurie rengė mokesčių reformą, ar prie socdemų, ar prie konservatorių, ar prie dar kokių kitų kadencijų, niekada iki galo niekas taip ir nebūdavo padaryta, tai ko gero dabar tas pats bus. Bet gerai, kalbant apie rinkimus, bet ne apie lietuviškus, o apie užsienietiškus rinkimus, čia jų nusimato tikrai nemažai. Kokie globalūs rodikliai yra aktualūs Lietuvai, ypač kalbant apie 24 metais vyksiančius pasaulinius rinkimus ir kuriuos reikėtų sekti labiausiai mums? Na, labiausiai sekti turbūt Jungtinėse Amerikos valstijose rinkimus, nes yra nemaža tikimybė, kad prezidentas gali pasikeisti. Kol kas būtent tikimybė, kad rinkimus laimės Trumpas yra didesnė šiek tiek negu kad Bidenas. Aišku, daug kas gali pasikeisti, bet jisai yra labiausiai turbūt nenuspėjamas, ką jisai darys, su Kinija, ką jis darys su Europa, ką jis darys su karu Ukrainoje, ką jis darys, kalbant apie įsipareigojimus NATO ir taip toliau. Tai čia yra tokia didžiausia turbūt grėsmė, taip pat be abejo. Vien tik jo išrinkimas gali veikti, ar ne? Netgi nedarant nieko, tik tai dėl to, kad jį išrinko, jau gali keisti, sakykime, ten įvairūs parametrai. Nes akcijų biržos ir visur kitų. Taip, pats neapibrėžtumas jau savaime, jisai sukelia tam tikrus neigiamus šalutinius poveikius, netgi ir tiesiogiai, kurios pajaučia žmonės, pavyzdžiui, kainos yra didesnės, nes verslai, siekdami apsidrausti dėl galimų ateities svyravimų, jie užsideda saugumo dedamąją.
kurią susimokome mes visi. Kitaip tariant, mes, eidami į parduotuvę arba pirdami bet kokią kitą pirkinį, tave tarpę nekilnojamą turtą, mes susimokame tą, sakykime, geopolitinio neapibrėžtumo dedamąją. Nes visiškai natūralu, tarkim, jeigu tu esi prekiautojas, importuoji, tarkim, produktus iš Kinijos ir tu nežinai, kas bus atėjus Trumpą, gal esi milžiniškus akcizus įves arba kažkokias kitas prekes, galbūt sprendimai kiti, galbūt Trumpo, galbūt sukels turbulencijas finansų rinkose, žaliavų rinkose, tai tiesiog tas neapibrėžtumas, jisai pats savaime nepadeda, sakykime, mažinti infliacijos ir didinti ekonomikos augimą. Bet pati Trumpo figūra, jinai veikia kaip nors ekonomikai iš anksto, ar ne? Ar mes matome Trumpą kaip būtinai blogį, kuris, sakykime, įtakotų ekonomiką judėti blogėjančių vektorių? Ne, aš tai labiau tokios nuomonės esu, kad politikai jie nėra nei blogi, nei geri. Jie dažniausiai atveju nėra tokie geri, kokius mes norėtume juos matyti. Taip, tik tais, kaip minėjau, yra vieni politikai, kurių sprendimai yra labiau nuspėjami, tam tikro stabilumo atnešantis, kiti politikai, kurių mažiau nuspėjami. Tai tiesiog Trumpas yra galbūt labiau toj barikadų pusėje, kurio sprendimai yra mažiau nuspėjami. Tai čia Amerika, ar ne? Kiek mes tampriai susiję su Amerika esame iš esmės, kad mūsų ekonomika labai smarkiai reaguotų. Ten už Atlanto kažkas vyksta, tegul jie daro ten Ameriką didžią ir toliau, bet gal mums čia labiau Europos reikalai, ar vis dėlto Amerika tiesiogiai, labai tiesiogiai veikia Europą? Visą pasaulį veikia Amerika. Jeigu Amerika nusičiaudo, susirga visas pasaulis. Čia yra geras pasakymas, jeigu Amerikai gerai, dažniausiai būdavo, kad pasaulyje irgi būdavo gerai, bet Trumpo atveju atžvilgiu nebūtinai, nes yra America first, šiandien Amerika pirma, tarkim, jeigu Trumpas šiek tiek nusuktų nugarą Europai arba, tarkim, imtųsi kitų veiksmų, tarifų karai buvo ir panašiai, tai gali susilpninti eurą, padidinti infliaciją Europoje, padidinti geopolitinį neapibrėžtumą, pasitikėjimą sumažinti. Tai, Amerikai iš esmės rinkos kaip reaguoja, tai Trumpo išrinkimas Amerikai dažniausiai būna geresnis variantas negu Bideno, bet likusiam pasauliui nebūtinai. Va taip pasakysiu diplomatiškai. O blogiausias sviravimas koks galėtų būti? Jeigu taip įsivaizduotume blogiausią scenarių, Trumpas pridaro visko, ko nereikia iš principo. Tai kas darytųsi? Ne vienas Trumpas sprendžia, čia irgi toksai. Aš sakyčiau, kad galbūt labiau tas, sakykime, neprieštumas ir kalbėjimas kartais jisai padaro neigiamą poveikį, nes vis tiek politiniai procesai yra inertiški, aš esu visgi toks labiau į tą pusę, kad tokių kažkokių drastiškų pokyčių galbūt visgi mes neturėtume tikėtis, nes yra, matome, ir Bidenas, irgi jo rankos surištos, ten yra kongresas, senatas, taip toliau, tai reikia žiūrėti, koks bendras rezultatas. Apskritai, kiek galima vertinti, kad tai dar yra toli, nes rinkimai lapkričio mėnesį, inauguracija apskritai po naujų metų, ten 25 plus inercija, tai kada rodikliai mus galėtų pasiekti kokie nors pasikeitimas rodiklių? Aš sakyčiau, labiau iki rinkimų ir galbūt keletą savaičių ir mėnesių po rinkimų. Vėliau dulkės nusėda ir situacija stabilizuojasi. Tai 20 kitų metų pradžioj galima tikėtis kažkokių tai ten sviravimų. Taip, tai čia tas galbūt šviesa tunelio gale, kuri nebūtinai yra, sakykime, saulės šviesa, čia vienas iš tų variantų. Gali būti kažkoks, gal netraukinys, bet tokie kažkokie tai traukinukai ar kažkokie garvežiukai gali pralėkti. Tai reikia būti pasiruošęs tokiem dalykam. Reikia prisispausti prie tunelio sienos tada. Taip, reikia. Yra tokie avariniai pasitraukimai. Gerai, tai dėkui Žygimantai kol kas. Raimundai, kaip globali rinkos situacija daro įtaką Lietuvos nekilnojamo turto kainoms ir vystymuisi? Akivaizdu, kad įtaka yra tikrai labai didelė. Visų pirma, tai Lietuva integruota į pasaulinę ekonominę sistemą, ypatingai Europos. Tai netgi aš tai paskaičiavau, kad po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje turėjome bent 7 įvykius, pavadinkim krizės kažkokias tai, kurios turėjo didesnę arba mažesnę įtaką statybų sektoriui, nekilnojamo turto sektoriui. Tai iš tų 7 įvykių tik tai vienas įvykis buvo, kaip galima pavadinti, vidinė krizė. Tai yra 94-96 metų bankų krizė. O visos kitos krizės buvo iššauktos įvykių, kurie vyko ne mūsų šalyje. Tai yra globalūs įvykiai. Ar Rusijos krizė, ar globali finansų krizė, ar
eurozonos skolų krizė, ar įvykiai Ukrainoje, ar pandemija, tai matome, kad tie visi įvykiai, kurie vyksta už mūsų sienos, tiesiogiai mus paveikia. Žinoma, tai kartais paveikia tik tais, kad, sakykime, pristabdo rinkos augimą, kartais būna taip, kad ir įvyksta kažkokia griūtis. Tai žinoma, tie procesai yra labai svarbus, kas vyksta už mūsų sienų. Nors kartais būna iš ties tokių netgi ne tai, kad neigiamų dalykų, bet būna ir teigiamų dalykų. Reikia prisiminti tą pačią eurozonos skolų krizę ir po to, kai Europos centrinis bankas tengiasi gaivinti tam tikras Europos šalis ir mažino palūkanų normas. Ir mes atsidūrėm tokiam laikotarpyje, 2015 metais Euriboras jau palindo į neigiamą zoną. O iš esmės, mums to dalyko kaip ir nereikėjo. Mūsų ekonomika ir taip jau sparčiai pakankamai pradėjo atsigauti ir buvo toksai paskatinimas, netgi iš šalies papildomas, gavom tas tokias neigiamas palūkanas, labai žemą palūkanų lygį, prie kurio mes pripratom. Tikrai pripratom ir dabar, kai turim tokį šuolį palūkanų, yra kai kuriem labai sunku su tuo ir susigyventi. Tai matote, vis dėlto mes turime tokias daugiau išorinės krizės ir išorinius dalykus, kurie paveikia mūsų būtent nekilnojamo turto sektorių ir statybų sektorių. O pinigų prieinamumas, kiekis pinigų ateinantis iš ES, sakykime, kalbant apie, sakykime, tas pačias išorinės sąlygas, mes ten prisimenam burbulą 2008-2009 metų, kai ypatingai pinigų galimybė gauti veikia kainas, lengvas pinigų pasiėmimas. Dabar nėra tokių momentų, kuomet žmonės, įsivaizduoja, yra čia tų pinigų, mes turim indėliuose ir ne tik ten taupomose sąskaitose, namuose sąskaitose krūvos pinigų. Ir kartais atrodo tik tai belieka juos paleisti ir tada prasidės čia. Kaip tas gali veikti, ar veikia, sakykime, jau? Tai pinigų kiekis, sakykime, labai veikia. Tai netgi ir, sakykime, ir anksčiau, iki finansų krizės matėme, kas darėsi ir kai žmonės persisitino pinigais, tai yra, kai užsikrovė labai didelę paskolų naštą. Tai yra, kai neturėjom paskolų ir, sakykime, per 3-4 metus mūsų paskolų lygis, tas našta išaugo 4 kartus. Tai akivaizdu, tas bet koksai prieinamumas pinigų irgi kartais yra nelabai gerai. Vis dėlto geriausia, kai kažkokiam porcijom ir stabiliai yra prieimas ir ypatingai yra, kaip matėme, tam pandemijos metu, sakykime, tas galimybė pigiai pasiskolinti irgi labai, iš ties išbalansavo rinką. Tai iš vienos pusės kaip ir leidžia augti, sakykime, šalims, rinkoms, bet grėsmė yra didžiausia tada, kai augama per daug sparčiai. Tai mes matome, sakykime, ypatingai, jeigu Estija, Lietuva pasižiūrėti nekilnojamo turto rinkas ir panašiai, tai kai tu taip užaugi pakankamai greitai, tų pačių pigių pinigų dėka, tai paskui yra didesnė tikimybė, kad ir nukrisi. Šiek tiek skaudžiau, negu, sakykime, kaip kokio Latvijoje, kur tokio augimo mes nestebim. Galbūt ta viena iš tokių geresnių žinių, kad mes šiuo metu esam visiškai kardinaliai priešingoje situacijoje, nei buvom 2007-2008 metais, nes tuo metu mes eilę metų iki to daugiau suvartodavom, nei pagamindavom, todėl mes skolindavomės iš užsienio tam, kad padengti savo perteklinį tą vartojimą. Ir tas srautas, jisai judėjo per Skandinavijos šalių bankų iš pasaulinės finansų rinkos ir atėjus finansų krizei, be abejo, tiems bankams tapo sudėtingiau pasiskolinti ir tada tas rautas jisai sumažėjo, kuris pasiekė Baltijos šalis ir tai pagilino mūsų ekonominę krizę. Tai praktiškai čia kaip iš to posakio, kad buvom bankai, kaip kartais apie juos sakoma, jie duoda lietsargį, kai saulė šviečia, o kai pradeda lyt atima jį. Tai kažkiek panaši situacija buvo, dėl to, kad mes tiesiog neturėjom pakankamai vidinių finansinių resursų savo šalyse, Baltijos šalyse. Dabar situacija ypatingai Lietuvoje yra geriausia, lyginant su Latvija, Estija. Mes turime daugiau indėlių, negu kad išdavę paskolų, bendrai visa bankų sistema. Todėl mes nesame priklausomi nuo išorinio finansavimo. Ir kai prasidėjo Rusijos karinė invazija Ukrainoje, iš esmės jokių pokyčių, kalbant apie finansavimo sąlygas, kainą, finansavimo maržą, nebuvo. Tai jau didžiulis pasiekimas, nes jeigu mes būtume priklausomi, tikėtina, kad tų pokyčių būtų buvę, nes tas regionas tą tapo daugelio akimi žiūrint pavojingesnis. Nuo tos dienos, tai čia ir didžiulė pergalė ir dabar netgi mes matome, kad iki šiol tikrai Lietuva gauna daug pajamų, tiek iš ES paramos, tiek ir mes turime vis dar teigiamą
ne vis dar, o vėl turint teigiamą prekybos balansą užsienio, nes turėjom šiek tiek neigiamą kelis mėnesius dėl labai stipriai išaugus energetinių kainų. Tai vėlgi čia susiję su ta energetinė pergalė ES. Mes turim teigiamą, reiškia, mes gaunam iš ES daugiau nei įmokame, mes gaunam daugiau iš išorės ir atitinkamai dalis tų pinigų nusėda banko sistemo, indėliai auga pakankamai sparčiai, net šiek tiek sparčiau negu kad galbūt buvo prognozuota. Ir tas susibalansavimas lemia tai, kad tų pinigų yra. Ir matome, kad šiuo metu ir finansų institucijose, tarkime, kalbant jau apie nekilnojamą turtą, maržos, pavyzdžiui, nes yra dvi dedamosios skolintis, yra bankų maržos ir su Euriboro susijusidedamoji, nes didžioji dauguma paskolų yra kintamas palūkanų normomis, tai Euriboras užaugęs buvo, dabar jau šiek tiek irgi mažėja, bet maržos jos mažėjo ir ypatingai pastaraisiais metais mažėjo. Jau praktiškai galima pasiskolinti už 1,5%, sakykime, maržą 1,5%, jeigu buvo dar prieš 2 metus 2,3%. Tai čia įskaitant ir mūsų instituciją. Tai čia yra gera žinia, nes tai amortizuoja pakilusias tarpbankinės palūkanų normas. Nežiūrint išaugusio politinio neprieštumo ir pakankamai vagaus ekonomikos augimo. Tai yra, dabar jau bankinė sistema yra ekonomikos, sakykime, nuosmukį ar stagnaciją stabilizuojantis veiksnys. Jau, kaip sakykime, nebe problemos dalis, bet sprendimo dalis. Gerai, dar aišku, klausimas, apie kurį mes čia vis protarpiais užsimenam, bet taip gal ir ilgiau neanalizuojam, bet jisai svarbus yra. Tai vis dėlto Euriboros scenarijai 2024 metams, kas visi įsivaizduoja, kad jau čia artimiausių metų smarkiai bus pakeistas Euriboras, nors jis jau dabar koreguojasi turbūt, bet iš principo, koks tas scenarius gali būti, kokio didumo pokyčiai gali vykti, kada? Na, Europos centrinis bankas yra užsispyręs ir nerodo didelio noro mažinti palūkanų normas, nežiūrint to, kad infliacija yra pakankamai atvėsusi eurozonoje. Ji yra žemesnė nei 3%, taip šiek tiek aukštesnė nei 2%, kas yra jų toks tikslas, bet tikėtina, kad artimiausiais mėnesiais dar turėtų šiek tiek sumažėti ir infliacija galbūt priartėti prie 2%, arba netgi šiek tiek nusileisti žemiau 2%. Kaip pavyzdys, tam tikrose šalyse, kaip Lietuvoje, Latvijoje taip pat, infliacija 1% tik tai siekia, netgi šiek tiek mažesnė. Bet Europos centrinis bankas, jisai labiau vis tiek žiūri duomenis, tie duomenys yra didžia dalim praeities duomenys, neteities, net ne dabarties, žiūri praeities duomenys, tai šiek tiek žiūri galinio veidrodėlį, todėl dažniausiai dar praeina laiko, kol sprendimas yra priimamas, tai buvo pradėta kelti palūkanos vėliau, negu kad galbūt turėjo, ir atitinkamai yra tikimybė didelė, kad jos ir leidžiamos bus vėliau, negu kad galbūt galėtų jau būti, nes lūkesčiai rinkos iš pradžių buvo prieš netgi pusmetį dar gerą, prieš metus beveik, kad lapkričio mėnesio praeitų metų jau tikėjos rinkos, kad bus pradėtos mažinti palūkanos, vėliau tie lūkesčiai nusikėlė iki kovą, balandį, dabar gegužė, birželis, labiau birželio mėno, bet vis tiek tas lūkestis išlieka ir tas lūkestis jau dabar, čia bazinės palūkanų normas, jau dabar mažina Euriborą šiek tiek. Euriboras jau yra sumažėjęs, buvo pasiekęs beveik 4,2%, jeigu 6 mėnesių, dabar jau 3,9%. Tai taip simbolinis sumažėjimas, bet bent jau jaučia dalis rinkos dalyvių, kad bent jau nebedidėja. Ir vis tiek ta kryptis, lūkestis yra, kad tikėtina mažės. Klausimas, kiek kaip, lūkestis finansų rinkų yra pakankamai, toks sakyčiau, agresyvus ir tikimasi, kad Euriboras šių metų jau pabaigoje gali sumažėti žemiau 3%. Vis tiek dar tas lūkestis yra. Reiškia, tai pakankamai jau reikšmingai, ką pajustų nemaža dalis gyventojų. Kiek čia to reikšmingumo, beje, įdomus klausimas, nes Euriboras buvo keliamas 10 kartų turbūt, ar ne, per kažkurį laikotarpį. Tai kokia dinamika bus atgalinio veiksmo? Tai atgalinio, kaip Vaimantas minėjo, turbūt, kad to super pigių pinigų erą mes negrįšime, kai palūkanos buvo nulinės ar netgi, neigiamas jos formaliai buvo, bet vis tiek taikomos buvo nulinės. Rinkos tikisi, kad apie 2,5% turėtų nusitėti palūkanos, tarkim, nuo kitais metais, grubiai tariant.
2,5% nuo dabartinių grubiai 4 iki 2,5%. Tai turint omeny, kad marža sumažėjus yra taikoma bankų, kuri buvo prie 18 metais ypatingai buvo pats pikas, jeigu nesumeluosiu 2,3%, dabar mažėja, tarkim, gal vidurkis bus šitesnis 1,7, galbūt, tarkim, jau taip primetu, nes kai kurie rinkos dalyviai didesnės taiko, ten mažesnės paskolos ir panašiai, tai vis tiek 60%, nu tai grubiai tariant, palūkana, jinai gali sumažėti, na, beveik per pusę, lyginant su pačiu piku. Tai jeigu žmonėm, aš čia pabandysiu gal kažkaip kiek kitaip paklausti, pavyzdžiui, jeigu žmonėm, sakykime, per 10 kartų palūkanų kėlimą įmokos bankui padidėjo, nu, imkim kokiais 400 eurų, tai metų pabaigoje, ar ten kada visai nukris, į kiek turėtų sumažėti, iki kiek eurų? Įmokas tai priklauso nuo to, kiek sparčiai paskola yra grąžinama, nes pati paskola, bet gynai apie palūkanas kalbant, tai jeigu dabar labai lengva skaičiuoti, nes standartinė paskola yra apie 100 000 eurų, jau beveik 100, jau arti 100 000, tai jeigu palūkanos buvo pikinių laikų, šiek tiek net virš 6%, nes 4%, šiek tiek 4% Euriboras, virš 2% marža, tai netgi 6,5, tai 6,5 tūkstančio per metus. O dabar, ne dabar, bet tikėtina, kad kitais metais, jeigu dar persifinansuojama bus, tarkime, marža sumažės, Euriboras sumažės, jau tada bus tik tais apie 4, šiek tiek virš 4 tūkstančių, tai aiškiai trečdalių grubiai sumažės nuo paties piko. Bet į prieš istoriją mes negrįšime. Ne, į prieš istoriją labai maža tikimybė, kad grįšim, nebent bus kažkokios tai didžiulis sugreitimas, recesija didžiulė ar kažkas tai tokio, labai tokio, na, labai bloga. Ar tai gerai ar blogai, kad mes negrįšim į tai? Visi tikisi nori dujų ten už, nežinau, 40 euro centų. Visi nori, kad elektra kainuotų 11 euro centų ten, kaip kainavo ir taip toliau. Bet gal negerai grįžti į tokias kainas, sakykime? Na, kažkokio, bent jau teoriškai, tai teigiamas palūkanų normos jos turėtų būti, nes pinigai ateityje turėtų kainuoti mažiau negu kad pinigai dabar. Nu, kitaip tariant, jeigu žmogui duotų pasirinkti, ar tu nori gauti 1000 eurų dabar, ar po metų, tai jis turėtų visą laiką rinktis dabar. O jeigu jeigu jam būtų, jokio skirtumo nebūtų, ar po metų, ar dabar, tai tada po metų turėtų būti jau nebe 1000 eurų, o 1010 bent jau eurų. Nu, kažkokios bent jau turėtų būti palūkanos. 1%, tai būtų 1010, 1020, 2% ir taip toliau. Tai tos palūkanos teoriškai jos turėtų būti teigiamos. Be abejo, jos negali būti labai didelės, turint omeny pakankamai vangų augimą eurozonoje. Tai apie 2% va toks ir skaičiuoja, kad tokios ilgalaikės palūkanos galėtų būti. Taip, tai čia mes jau šiaip ir priėjome prie antrosios dalies, kur žvelgiame į Lietuvos rinką. Iš esmės jūs, Žygimantai, ir paaiškinot šiek tiek apie Lietuvos, ne šiek tiek, o pakankamai išsamiai apie tai, kas vyksta su Lietuvos rinka. Šiuo metu optimistinės nuotaikos, ką ir matom. Ar ne? Iš esmės, dar kažkokių pastebėjimų gali būti dėl Lietuvos rinkos? Trumpai labai, mes tiesiog atrodome ES kontekste neblogai, lyginant, jeigu nuo 20-ųjų pradžios mes esame vieni pirmaujančiųjų pagal ekonomikos augimą, išplokėme pastoviui, sakykime, nepastoviui, bet taip, na, paviršiuje, nepanėrėme giliai ir recesiją pastarosius keletą metų. Ir lyginant su ypatingai Estija, mes atrodome ženkliai geriau. Ir tai nėra tik tais iš piršto laužtas optimizmas, nes pagal informacinių technologijų eksportą apskritai aukštos pridėtinės vertės mes labai didžiulę pažangą padarėme. Pramonė mūsų taip pat atsparesnė pasirodė ir taip pat visai neblogai atrodo ir mažmeninės prekybos duomenys, ypač dabar pradėjus kristi infliacija, vėl stebimas augimas. Tai mes iš tiesų, žiūrint tos mikro rodiklius, aišku, nekalbant apie nedarbo lygį, mažą darbo užmokesčio augimą, pakankamai spartų, mes atrodome pakankamai neblogai. Jeigu neatvažiuos kažkokie nauji traukiniai, mes tikrai galim pagristai tikėtis grįžti į augimo kelią. Šis laikas klausimas Estai, mes kai sakėm, Estai, pažiūrėkime Estus, pas juos viskas geriau visada ir dabar
pasirodo, iš tikrųjų estai lėtokie, ar ne? Yra. Bet vis dėlto, kokios priežastys lėmė, kad mes juos aplenkėm? Kodėl mes taiga geresni už estus? Yra keletą priežasčių. Estija labiau išpūtė savo būsto rinką. Estijoje demografinė situacija nėra tokia palanki kaip Lietuvoje. Estijoje praktiškai mes turim vieną miesto valstybę, Lietuvoje mes turim labiau diversifikuotą. Estijoje žymiai silpnesnė yra pramonė. Ten praktiškai vyksta tokia kaip ir deindustrializacija, Lietuva priešingai daug investicijų pritraukiame ir taip pat mes pakankamai nemažai pasistumėjome ir informacinių technologijų sektoriuje, dar padėjo aišku mums ir imigrantai iš Baltarusijos, tai tas ir taip pat bendrai verslumas, sakyčiau, kaip Latvijai juokauja, jie sako, kad Latvijos ekonomika atrodo geriau nei Latvijos verslas, nes dalį ekonomikos sukuria lietuviai. Ta prasme, taip jau tiesiogiai sako. Tai mes tiesiog esam versesni, mes tokie, kaip žinot, kaip apie Skandinaviją, tas anekdotas yra, kur sakė, Suomiai sukuria, švedai pagamina, danai parduoda, norvegai nuperka, po to aišku viską. Tai danai tokie, kur, tokie, pardavinėjantis tokie, kaip žinai, šiaurės šalių žydai. Tai mes panašiai Baltijos šalyse esame. Mes tokie, kur, reiškia... Farsovščikai buvo toks žodis. Tokie labai. Gerai, Raimondai, kokios buvo investuojančių į komercinio nekilnojamo turto įsigijimo nuotaikos 23 metais? Na, iš ties, dažniausiai kalbam apie būstą, apie komercinį šiek tiek pamirštam. Tai jeigu tai pakalbėti apie Lietuvą, turbūt pirmiausia reikėtų tokį kontekstą pakalbėti plačiau, tai labai vienas skaičius yra, tai sakykime, jeigu kalbėti apie Europą, apie investicijas į komercinį turtą, sakykime, kai investuotojai perka kažkokią tai aukštos kokybės verslo centrus, pramonės objektus arba prekybos centrus, tai susitraukimas 23 metais, palyginus su 22 buvo 50%. Čia jeigu kalbėti apie Europą. Tai tokios nuotaikos globalios yra. Iš ties labai sumažėjo investicijos į komercinį nekilnojamą turtą. Jeigu kalbėti apie Lietuvą, stebim tokias pačias tendencijas, tik tais jeigu jau lyginti nominaliai išraišką, kiek, sakykime, pinigų buvo išleista milijonų komerciniam turtui įsigyti Lietuvoje, tai šiek tiek mūsų praeitų metų statistika pagerino vienas sandoris, toksai mega sandoris vadinam, tai yra, kai Suomių bendrovė susitarė parduoti tokį biurų miestelį Vilniuje vietiniam fondui. Tai, sakykime, taip nominaliai išraiška, tai yra labai didelis sandoris ir jisai, sakykime, mūsų 23 metų rodiklius iš ties labai pagerina, nors sandoris bus užbaigtas tik tais šių metų pradžioje. Tai atrodytų, kad ir mes iš ties netgi geriau atrodom negu Europoje, nes tas, sakykime, tas kiekis įsigijimų yra bendra suma ir kaip ir nemaža, bet jeigu tai pasigilini giliau, tai pamatai tokią visiškai aiškę tendenciją. Vis dėlto iš Lietuvos traukiasi užsienietiškas kapitalas. Tai yra tie patys Suomiai, sakykime, jie išeina iš Lietuvos rinkos ir jų vietą nusiperka vietinis fondas. Tai yra tie patys lietuviai. Lygiai tas pats fondas, čia buvo neseniai paskelbta, kad tai yra ta Suomių kompanija parduota Estijoje, irgi dalį portfelio, irgi vietiniam plėtotojam, tai vis dėlto tokios tendencijos yra, kad atrodo viskas kaip ir pagal skaičius, kaip ir gražiai, tačiau jeigu pasižiūri struktūrą, kad, kaip pavyzdys iki 22 metų, iki karo, pas mus komerciniam turte apie 65% sudarydavo investicijos iš užsienio. Tai yra, sakykime, estai tie patys pirkdavo aktyviai, sakykime, Skandinavijos šalis, Vokietija ir panašiai. Tai 22-23 metais šitas, sakykime, užsienietiško kapitalo skaičius sustraukė iki 20%. Tai įsivaizduoju toksai, kai buvo 2/3 investicijų iš užsienio, tai dabar yra 20% iš užsienio. Čia išskirtinai pas mus, ne Baltijos valstybės, pas mus. Tai turbūt Baltijos šalyse, aš dabar taip tiksliai nepasakysiu, bet tendencija irgi aiškiai yra. Nes pramonininkai sako, kad iš tikrųjų Estijoje, Latvijoje investicijos yra kelis kartus didesnės negu pas mus.
Tai gal čia kalbama apie, tas, sakykime, į gamybą, sakykime, kai tiesiog investuojamos, ateina į įmonės, aš kalbu galbūt apie jau tą baigtą produktą, kai, sakykime, įsigyja kažkoks tai užsienio fondas objektą Lietuvoje ir jį valdo, jį nuomoja. Nes ateinančios investicijos iš užsienio reiškia, kad, užsieniečiai, kitas užsienio kapitalas, jisai pasitikė mūsų regionu. Jeigu jisai išeina iš mūsų regiono ir neteina naujos investicijos, tai reiškia, tas pasitikėjimas yra sumenkęs. Ką skaičiai rodo iš ties, kad vis dėlto tokia tendencija aiški, kad dominuoja dabar jau vietiniai žaidėjai ir to užsienietiško kapitalo pritraukti į mūsų regioną ir pasiūlyti įsigyti kažkokią, sakykime, didesnius objektus yra labai sudėtinga. O ką tai reiškia? Ar tai blogai yra, kad turbūt blogai, bet vis dėlto mūsiškiai perka, sakykime, komercinius objektus, tam tikrus investuoja, gal ne tai blogai yra, gal gerai, kad mes investuojam irgi patys, turim pinigų. Tai gerai, ypatingai, jeigu aš tos paminėjau tos atvejus, tai šiuo atveju vietiniai nusipirko tikrai už gerą kainą. Nes, indikacijos yra tokios, kad, sakykime, tie užsienio kapitalas, jisai išėjo greitai. O kai greitai išeini, tai, tu negali tikėtis kažkokios labai aukštos kainos. Ir tikėtina, kad vietiniai tikrai išlaukė tą momentą, kai, sakykime, užsieniečiai negalėjo laukti ir turėjo išeiti. Tai čia, sakykime, vienas toks dalykas yra gerai vietiniams, jie iš to galbūt užsidirbs ateityje. Bet, sakykime, kai dominuoja per daug irgi vietinės, tai reiškia, kad pasitikėjimas, tai čia tiesiog rodo, kokia yra dabar globali situacija ir kai tai paveikia rinkas, kad, pasitikėjimai iš užsieniečių mūsų regionų sumažėjo drastiškai. Ir turbūt nenuostabu, turbūt... Gal čia toks biznio planas? Turbūt... Investuoja užsieniečiai, paskui labai smarkiai gazdini karu, jie pusvilčiui parduoda nekilnojamą turtą. Čia jau labai gudrus toks planas, jau tokį gyvenint turbūt sudėtinga yra. Bet, taip gavosi, iš ties faktiškai taip ir gavosi. Kad, vietiniai turbūt iš to išlošia, o tie, kurie pabėgo, nelaiko, tai lygiai taip pat, kai, sakykime, ir iš Rusijos traukės irgi yra priversti trauktis ir pusvelčių atiduoti savo, sakykime, aktyvus. Nors ten, aišku, žinoma, kitų situacija yra skirtinga. Bet čia jau savo norų traukėsi. Tai tęsiant vis dėlto, čia mes jau pradėjome to, kaip į esamą situaciją reaguoja lietuviai, kalbant apie komercinius dalykus, apie komercinės struktūras, bet apskritai visas lietuvių reagažas į nekilnojamą turtą, į įsigijimus, į skolinimąsi, kokia ta situacija yra? Jeigu taip žiūrėti į būsto rinką, sakykime, tai vis dėlto turbūt rinka tokia išsigrynino ir dabar vis dėlto daugiau dominuoja tie, sakykime, būsto pirkėjai, kuriems būsto tikrai reikia. Tai yra, dalis tų tokių, žinoma, dalis apskritai atsisako svarstyti būsto įsigymą, kadangi, sakykime, negali, finansiškai negali, o dalis atsitraukia galbūt investuojančių, kadangi kažkokio nemato didesnio investicinio potencialo, o, sakykime, vis tiek tie įsigijimai, ta rinka nėra sustojusi. Jinai sulėtėjo ketvirtadaliu. Jeigu lyginti nuo 21 metų, tai ketvirtadalis. Tai žinoma, tas nominaliai išraiška tai yra didžiulis skaičius, procentiniais nėra toks didelis, tai rinka tikrai yra, nėra sustojusi ir joje tikrai yra žmonių, matome, kurie, tai yra tiesiog jie turi įsigyti, nes jiems, sakykime, yra šeimos pagausėjimas ar panašiai, arba tiesiog ir leidžia finansinės galimybės, nerūpia, kas ten vyksta, sakykime, aplinkui, leidžia finansinės galimybės ir perku. Todėl dabar tikrai tie, kurie perka, tai tikrai rodo, tokia tikrą tą paklausą rinkos. Bet mes dar ne tik tai savo perkam gyventi, bet ir investicijoms kažkur tai 2, 3, 4, čia dabar čia žinios praneša, kad mes turbūt labiausiai apsikrovę nekilnojamų turtų esam, labiau už bet ką. Tai tie procesai, jie kažkaip keičiasi ar ne? Ar žmonės dabar jau netaip, tam, kam reikia būsto, tai be abejo jisai pirks ir ten nelauks ir gal net ir negalvos apie tai, kada ten sumažės palūkanos ar kaip, bet šiaip tos visos tendencijos, bet to, ką jūs sakote, kad labiausiai dominuoja tie, kurie perka savo, kas vyksta su kitais? Su kitais, tai jie vis dėlto labiau linkę neskubėti ir jie linkia išlaukti galbūt tinkamą momentą. Jeigu tau nėra skubu įsigyti ir ypatingai tu jūs perki ne pirmąjį būstą, 2, 3, tai tu savo tiesiog gali laukti. Ir tikrai yra tokių žmonių, kurie turi
pakankamai finansinių lėšų, tai yra, jiems nereikia net skolintis banke, tai jie tiesiog gaudo tokius variantus ir jie tikrai tada jau aktyviai labai perka, tai tikrai sandoriai vyksta labai greitai. Tai bet čia tokia vis tiek yra laukimo, laukimo fazė, ypatingai tokių, kuriems nebūtinai reikia to būsto, bet jiems vis tiek įdomu yra. Ir tokie jie tikrai stebi rinką ir kai tik tai randa gerą pasiūlymą, jisai labai greitai dingsta. O laukti yra gerai ar ne? Va čia klausimas dėl to, kad pinigai irgi, jeigu jų yra, ten lagaminėlį ir tu kažko lauki, bet neįdarbini tų pinigų, nes visi čia pas mus perka, nuomoja, kažkaip bando grąžą kokią nors gauti. Tai jeigu mes sutarėm, kad ten visos tos palūkanos kažkada ten daugiau mažiau metų pabaigos mažės, tai negi dabar laukti metų pabaigos ar kaip? Ne, tai nebūtinai laukti ir nebūtinai investuoti į nekilnojamą turtą. Atsiminkit, kad yra įvairūs finansiniai instrumentai, kurie gali garantuoti bent jau trumpuoju laikotarpiu gali investuoti ten akcijų rinkos, sakykime, dar kažkokios finansiniai instrumentai, tarpusavio skolinimasis ir panašiai. Tai tikrai tų alternatyvų yra, ypatingai kai pinigai yra pabrangę. Tai kam ten, sakykime, trumpuoju laikotarpiu būtinai stengtis įeiti nekilnojamo turto rinką, jeigu tu gali kažkur kitur išdirbti, nes vis tiek visi žiūri alternatyvas. Nebūtinai visi yra prisirišę tik tai prie tam tikro investavimo instrumento. Tai taip, bet užtat ir sakau, kad tokių laukiančių galbūt yra nemaža dalis, bet yra kurie tokie nėra aktyvūs, bet nėra ir pasyvūs rinkoje. Kai tik tai atsiranda momentas, jie iš karto stengiasi pasinaudoti progą. O skolinimosi įpročiai iš bankų, kaip atrodo dabar? Tai bankai patys skelbia, kad kažkokių tai didesnių ten pokyčių nėra. Galbūt didėja tos sumos bendros, nes ir turtas yra brangesnis. Tas apimtis iš ties yra šiek tiek sumažėjusios. Jeigu pažiūrėt su praėjusiais metais, praėjusius su 22, tai 5% sumažėjo naujai išduodamų paskolų. Tai akivaizdu, kad tie, kurie turi priversti yra skolintis, jie yra jautriausi, sakykime, šitiems dalykams. Tai galbūt šitų dalys yra daugiausia atsitraukusi iš rinkos, o tie, kurie turi nuosavų lėšų, jie turi savo galimybę laukti, o jeigu tik atsiranda kažkas taip patrauklaus rinkoje, jie iš karto perka. Vis dėlto apibendrinant šitą vietą, reikia sakyti, kad perka daugiausia savo dabar, ar ne? Taip, arba savo, arba tiem, kuriem tikrai reikia. Sakykime, nori arba gali įsigyti. Taip, tik trumpai dar papildyčiau bendrą kontekstą, bendrai eurozonoje visoje labai stipriai sumažėjęs yra būsto paskolų, išduodamų būsto paskolų sumos. Kritimas siekia 30-40, netgi iki 50% Vokietijoje, kaip pavyzdys. Estijoje taip pat yra ženklesnis kritimas. Lietuva atrodo vis tiek santykinai geriau negu kad eurozonos vidurkis. Kritimas yra, bet jis nėra toks apie 20%. Tai mes vėlgi, tam tikrą prasme. Bet čia dėl mūsų mentaliteto investuoti į nekilnojamą turtą, ar dėl ko? Be abejo, tas noras investuoti yra labai didžiulis, bet ir vėl dėl ekonominės situacijos santykinai neblogos, dėl lūkesčių gerų, tai tikrai sakykime, judesio tikrai yra. Ir be abejo, sumos yra padidėję, nes ekonominės klasės būsto pardavimai įkritę yra labiausiai, nes būtent tie asmenys yra jautriausi tiek kainų šuoliams, tiek palūkanų normų šuoliams, tiek būsto kainų šuoliams. Vidutinioji klasė, jie mažiau jautrus. Tai dabar jie praktiškai yra tas arkliukas varmas. Jis šiek tiek amžius išaugo. Šiek tiek vyresni žmonės skolinius. Jeigu dar įvertintume apskritai būsto įperkamumo situaciją Lietuvoje, jinai, kaip ją reikėtų vertinti ir jinai keistusi kažkaip, gali keistis? Ji galėtų būti geresnė, nes vėlgi, jeigu žiūrėti bendrą kontekstą eurozonos šalyse, tai būsto kainos, lyginant su bendru kainų indeksų padidėjimu, praktiškai yra tame pačiame lygyje, kokiame buvo 2019 metais. Iš esmės buvo didžiulis kilimas pandemijos metu, 21-22 metais. Vėliau kainos šiek tiek krito netgi nominaliai išraiška, bet jeigu palyginti su bendru kainų indeksu, tai kitaip tariant, būstas brango šiek tiek net mažiau nei
visos kitos likusios kainos vartotojams. Nuo 2019 metų pasižiūrėjus. Lietuvoje būstas brango apie 15–20% sparčiau negu kad kainos bendrai prasme, nors kainos Lietuvoje augo vienas sparčiausių lygių eurozonoje. Tai iš esmės būstas, jisai santykinai yra brangokas Lietuvoje ir tai matyti vienas iš veiksnių, taip pat, kuris stabdo spartesnį būsto rinkos atsigavimą. Aš taip gal vertinčiau ir ta korekcija galbūt būtų buvusi visai ir sveika, tokių 5–10% būtų įlieję šiek tiek labiau tokio aktyvumo į rinką, bet vėlgi statybų kaštai galbūt ne visada leidžia tą daryti, nes kaštų augimas irgi Lietuvoje buvo labai spartus. Raimondai, kaip atrodys gyvenamos sektoriaus pasiūla šiemet? Na taip, mes išplatinom čia ir sakykime, jau turime naujausius duomenis apie, sakykime, tą didžiausią segmentą, tai yra daugiabučių plėtra, kas iš ties svarbiausias toksai būstas yra didmiesčiuose. Tai šie metai, tikrai, ką matome, tikrai neigiamą tendenciją, tai ypatingai Vilniuje ir Kaune mes stebime susitraukimą, statybų susitraukimą, kuris sieks apie 40%. Tai yra, šiemet būtų Vilniuje ir Kaune bus pastatyta 40% mažiau. Tai yra, iš ties ženklus sulėtėjimas, bet jis yra pakankamai logiškas, kadangi plėtotojai pastarosius 2 metus tikrai negalėjo pasigirti kažkokiais geresniais, didesniais pardavimų rodikliais ir jie pristabdė statybų apimtis. Tai vis dėlto yra tokia, kaip ir neigiama žinia, kad tas būsto pasirinkimas artimiausių metų jisai bus skurdesnis potencialiems pirkėjams. Tai yra tikrai negera žinia ir ypatingai negera žinia, jeigu mes, sakykime, metų antroje pusėje, metų gale kažkokį tai fiksuotume spartesnį rinkos atsigavimą. Tai yra, tada kažkokiu momentu tikrai galėtume susidurti su tokiu pasiūlos trūkumu. Nes, jeigu plėtotojai nespės sureaguoti, tai vadinasi, išpirks greitai tuos likučius, kurie dabar yra laisvi ir paskui vėl turėsime kažkokią tai išbalansuotą rinką, kai trūksta būstų. Tada, siejant su tuo, apskritai, kokios jūsų būtų įžvalgos, kaip atrodys paklausa, jeigu pasiūla mažės, bus išpirkti, tai paklausa, jinai kažkokius reiškinius skatins, ar ne? Tai jeigu akivaizdu, jeigu paklausa atsigautų, ir geriausia būtų, kad atsigavinėtų nuosekliai, bet nestaiga. Ta prasme, nuosekliai ir stabiliai. Sakykime, tada sakykime, verslas, plėtotojai gali lengviau sureaguoti į tai. Gali prisitaikyti prie tos atsigaunančios paklausos ir, sakykime, patiekti rinkai tiek produkto, kiek jo reikia. Kad išlaikytų tokį balansą, kad ir kainos neaugtų per daug sparčiai ir panašiai. Aišku, reikia tada pirmiausia sulaukti to rinkos atsigavimo, sakykime, to rinkos aktyvumo augimo, kuris, jeigu, sakykime, plėtosis, kaip ir prognozuoja ekonomistai, sakykime, turėsim kažkokią tai nedidelį ekonomikos augimą, sulauksime kažkokių teigiamų žinių pagaliau po ilgos pertraukos iš Europos centrinio banko. Tai žinoma, mes galime tikėtis, kad šiuo metu mes turime tokį tikrą dugną aktyvumą, nes tikrai šių metų pradžia nenudžiugino, rinka dar labiau pasislinko žemyn, jeigu bendrai žiūrėti Lietuvą. Tai jau tokio atsigavimo tikrai yra realu tikėtis. Bet žinoma, tas atsigavimas jisai gali būti netoks staigus, kaip galbūt kažkas tikisi. Gali būti jisai toksai nuosaikus, bet svarbiausia, kad jisai būtų. Svarbiausia, kad atsirastų kažkokios tai teigiami požymiai ir tada, sakykime, tas pats verslas galėtų vėl atnaujinti investicijas į, sakykime, būsto plėtrą. Ar Lietuvos nekilnojamo turto rinką paveiks nauji pokyčiai, apie kuriuos čia dabar daug šnekama, statybų leidimų išdavimo nauja tvarka, 100% baigtumas? Šitas dalykas iš ties pačių pirkėjų tai labai nepalies. Čia daugiau iššūkis verslo yra, nes ką tai reiškia, sakykime, buvo pakeistas statybų įstatymas ir tai reiškia, kad kai jūs pirksi dabar būstą, kuriam leidimas buvo išduotas šiais metais tiktais, čia yra šitas galioja naujam projektam. Tai jūs tiesiog jį įsigysite, formaliai įsigysite tiktais šiek tiek vėliau negu anksčiau jūs tai darydavo. Sakykime, jeigu pirkdavot projektą, tai anksčiau dar jis pilnai nebūdavo užbaigtas, bet jūs jau galėdavot sudaryti sandorį ir ten įsirenginėti, sakykime, tą būstą. Dabar jau turės
projektas būtų pilnai užbaigtas, 100%, tai yra išpildyta viskas, kas yra numatyta projekte, ir tik tada jūs galėsite įsigyti ir jau, sakykime, pradėti įsirengimo darbus. Plėtotojams tuo tarpu, užsitęsia tas, sakykime, gyvendinimas, tai jie, reiškia, pinigus gaus šiek tiek vėliau, sakykime, 3-6 mėnesiais vėliau, negu anksčiau jie gaudavo, sakykime, plėtodami būsto projektus. Tai yra, jie turės pilnai padaryti ir tada jau jūs galėsite, sakykime, įforminti pirkimo pardavimo sandorį. Tai va toks ir pasikeitimas. Žmonėm iš esmės tai nieko labai nekeičia, bet verslui reikia šiek tiek prisitaikyti. Gerai, Žygimantai, ar Rusijos grėsmės įtaka norui investuoti į Lietuvos nekilnojamo turtą vis dar daro įtaką apskritai Rusijos grėsmės, visi naratyvai apie būsimą karą, kaip tai veikia? Kaip Raimondas minėjo, užsienio investuotojų baimės akys yra didesnės negu kad vietos investuotojų. Kuo toliau nuo šio regiono, matyti, to didesnės tos akys baimės prasiplečia, tačiau vietos investuotojai yra pakankamai aktyvūs, net nepakankamai, o netgi, sakyčiau, turint omenyje tikrai neeilinę situaciją, netgi labai aktyvūs. Ir vėlgi tai susiję su tuo, kad pinigų vietos rinkoje yra daug. Ir kalbant apie būsto, jau grinai gyvenamąjį būsto rinką, tai čia didžiąją dalį dominuoja vietos investuotojai. Mes nesame ta šalis, tarkim, netgi Estijoje žymiai didesnį vaidmenį vaidino užsienio investuotojai. Mes praktiškai tokie savose sultyse vertinti valstybę, nesam nei Kipras, nei Ispanija. Tai vietos investuotojai netgi vėlgi stebėtinai yra aktyvus. Ir netgi tų investicinių sandorių, 2-3 būsto, jų vyksta pakankamai daug. Nebijo karo, kitaip sakant, niekas. Yra įvairių nuomonių. Vieni labai nebijo, kiti labai bijo. Bet tokio kažkokio, tai sakykime, kažkokio tai labai reikšmingo poveikio, reikšmingo poveikį sunku būtų išskirti, kalbant apie bendrą rinką. Tai matyt, kad tai turi kažkokį poveikį, galbūt jis dar ne visai jaučiamas, galbūt gali turėti didesnį, vėlgi, bet tai priklausys nuo karo Ukrainoje eigos, aš manyčiau, didžiąją dalimi ir nuo rinkimų rezultatų, nuo geopolitinės situacijos ir panašiai. Taip, tai tikrai nepadeda būsto rinkai, bet visgi turint omeny tą situaciją, mano vertinimu, dar pakankamai neblogai. Ir yra taip pat kitų šalutinių, sakykime, teigiamų taip pat poveikių. Vienas iš jų yra Vokietijos brigados atvykimas į Lietuvą, jau dabar daugiau vis kalbama apie tai, nes tai bus apie 5,000, iki 5,000, aš taip suprantu, asmenų su savo šeimomis ir jiems reikės būsto. Ir dabar jau yra daug diskutuojama, kur apgyvendinti tiek žmonių, tai vėlgi nuomos rinka gali būti šliūkštelėta žybolai tai kaitusi laužo, nes panašiai situaciją turėjom prasidėjus Rusijos kariniai invazijai, lyg ir vėlgi geopolitinės nepriešumas išaugo, bet nuomos kainos šoko į viršų, nes atvyko į Lietuvą daug pabėgėlių, taip pat ir iš Ukrainos, Baltarusijos. Tai dabar tokia, sakykime, mažesnė bangelė, bet manyčiau bus susijusi su Vokietijos kariškių atvykimu į Lietuvą ir tie skaičiai nemaži. Vilnius, Kaunas pagrindė. Tai vėlgi yra tokia, sakykime, dviprasmė situacija, ir jeigu nuomos kainos kils, o Euriboras mažės, tai dalį vietos gyventojų tai spaus išeiti iš nuomos rinkos ir vėlgi ieškoti tų galimybių nusipirkti būstą, įsigyti būstą, nes nuomos kainos, jos yra, mano supratimu, jos yra tikrai aukštos, lygina netgi su pajamų augimu, ir kažkoks buvo pasvyravimas žemyn, bet jos laikosi aukštame lygyje. O jos kaip nors suprasti jas galima nuomos kainas ar ne? Pavyzdžiui, apskritai nuo turto vertės, nuo vietos, jūs sakot, aukštos. O pagal ką aukštos? Žmogus nuomojasi, ten kai kurie net nežiūri, kur ten ką ir kiek reikia. Vokiečiai iš vis markėmis mokės. Nes nuomos kainos tai yra ta, sakykime, nuomos kainos atspindi esamą situaciją būsto rinkoje labiau, o pirkimo pardavimo kaina labiau atspindi lūkesčius ateities.
Tai, kaip sakyti, čia odega vizgina šunį, galim taip sakyti, nes tos kainos jos yra, tu perki būstą, jeigu ten, tarkim, su paskola 20-30 metų, tai čia tiesiog yra didžioji dalis tos kainos yra lūkesčiai, kaip seksis tau pačiam, kaip tau pajamos didės, kaip kaimyno pajamos didės, ar reiks parduoti brangiau, kaip ekonomikai bendrai ir taip toliau. O nuomos kaina yra čia ir dabar. Tai mes turim tokį tam tikrą irgi, sakykime, tam tikrą irgi paradoksą, kad nuomos kainos jos kyla ir laikosi pakankamai aukštame lygyje. Tai aš manyčiau, kad tai dalinai ir dar paaiškina tą atsparumą tam tikrą būsto rinkos, nes ir tą norą vis dar investuoti į būstą nuomai, nes nuomos kainos yra pakankamai nemažos, tai tu gali čia ir dabar užsidirbti pakankamai nemažai, netgi nekreipdamas dėmesio į tolimesnę perspektyvą. Tai gal pagal atskirus, gal Raimondai kažkokiu. Tai Raimondai, taip, apie tas rinkos ateities perspektyvas, ką jūs manot, kokios čia bus? Čia nuomos, ar nuomą tęsim, ar... Apskritai nekilnojamo turto, kaip jums atrodo, kokius jūs tyrimus darote, labiausiai matote, kokios čia gal ir pirkimo, gal ir nuomos, kaip jums pačiam? Tai va, kaip ir Žygimantas minėjo, tai iš ties matome grėsmę, jeigu taip žiūrėti truputėlį plačiau ir truputėlį toliau, tai ta grėsmė, sakykime taip, vis dėlto rinka, tai kartais netikėtai nutinka, kad atsiranda tas toksai netikėtas būsto poreikis, kaip ir minėjo Žygimantas, karo metu į emigraciją, sakykime, ta vokiečių brigada, tai vienintelis, ką dalykas galima patarti, tai vis dėlto reikia ypatingai verslui ruoštis ir būti pasiruošus, jeigu kažkoks tai bus, sakykime, didesnis rinkos sujudimas. Tai yra, reikia, nes jeigu mes nepasiūlysim pakankamai būsto, tai mes turėsime lygiai tokias pačias problemas kaip ir ankstesniais metais. Tai yra, rinka išsibalansuoja ir tada jau tu nesupranti, ten pradeda augti ir nuoma, tada iš paskos vis tiek auga ir pardavimo kainas, nes vis tiek žiūri nuomos pajamingumo rodiklius, sakykime, tie patys pirkėjai, jeigu jie mato rinkoje, kad kainos auga, tai vadinasi, aš už tokį turtą galiu mokėti ir brangiau, nes man netenkina tas pajamingumas. Todėl aš už turtą moku brangiau. Tai vis dėlto taip, svarbiausia dabar, kad ta didžiausia grėsmė, kai aš minėjau, kad sulėtėjusių statybų apimtis, tai jeigu būtų labai gerai, kad verslas maksimaliai šiais metais pasiruoštų ir galėtų pasiūlyti ateityje pakankamai būstų. Nes ypatingai tai aktualu Vilniui, kuris yra augantis miestas, sakykime, tam pačiam Kaune irgi. Tai vis dėlto, O gali verslas pasiruošti dėl to, kad mes tik ką kalbėjom apie tos baigtumus, apie leidimus, kurie stabdo, sklypų klausimai įvairiausiai ir visa kita. Ir čia ruoškis nesiruošęs, staiga 5000 vokiečių reikia pastatyti 5000, ten nežinau, ar kiek būtų, ir ten visur biurokratija stabdo. Tai ką ten gali pasiruošti? Tai žinoma, verslas pats jisai visko neišspręs. Tai yra, čia turėtų būti klausimas keliamas ir valstybės ar savivaldos lygių, nes vien tik verslui žinoma, kai ypatingai Vilniuje skundžiasi verslas, kad ir tą, sakykime, suderinti projektą, gauti statybų leidimą yra be galo sunku. Nors kaip tik dabar metas tai daryti yra labai palankus. Dabar kaip ir, sakykime, pati rinka diktuoja, kad net tiek pasiūlos nereikia, tai tu galėtum skirti, sakykime, tas visą savo pajėgumus pasiruošimui. Tai jeigu bus išspręsta šiais metais, sakykime, tie kažkokie klausimai, ar tai dėl tos vokiečių brigados, kur jie galėtų gyventi, dėl to verslo, padėjimo verslui, kad, jeigu mes jums kažkaip tai tą procesą pagreitinsim, tai būtų labai puiku. Nes jeigu to nepadarysim, tai, mes sakau, kai tik nuo pandemijos, tai gyvenam tokioje išbalansuotoje rinkoje. Tai yra aukštyn žemyn ir mes negalime grįžti į tą tokį normalios plėtros laikotarpį, pavyzdžiui, kaip mes turėjom 2015-2019 metais. Tai yra, žiūrint per visą laikotarpį, tai yra pats geriausias laikotarpis apskritai nekilnojamo turto rinkai, kuri vystėsi tikrai subalansuotai ir nekėlė jokių kažkokių grėsmių ir visiems buvo gerai. Tai čia turbūt didžiausias iššūkis žiūrint, tai vis dėlto šio metai turėtų būti pasiruošimo metai. Taip, tai paskutinis klausimas, mes čia kaip tik prie paskutinio priartėjom, kaip čia palinkėjimai, patarimai, nežinau, bet kas padėtų žmonėm labiau apsispręsti, žmonėm, verslui, vystytojams. Žygimantai, kokie čia būtų jūsų palinkėjimai? Pagrindinis palinkėjimas tai yra nesiblaškyti, nes daug tokių istorijų turėjom ir kai prasidėjus pandemijai buvo tokių, kurie pardavė visas akcijas savo, vėliau ten
pakylo ir nekilnojamą turtą, irgi turėjom šuolį. Gali būti ir į kitą pusę, nieks tiksliai negali pasakyti, nes yra labai daug veiksnių, kurie nulems ateitį, ypatingai jeigu tai net yra ne fundamentalūs kažkokie ekonominiai veiksniai, bet geopolitiniai ir taip toliau, kurios sunkiau yra prognozuoti, tai tiesiog nedaryt, manau, per staigių judesių, nes dažniausiai tai tik tais atneša didesnius nuostolius ir tokį susierzinimą. Ir kitas patarimas tiesiog diversifikuoti portfelį, vis tiek nedėti visų kiaušinių vieną pintinę, tai yra ir alternatyvos, yra ir kitos investicijos, ir akcijos, ir investiciniai fondai ir panašiai. Na ir pagrindinis patarimas vis tiek, kad tos pinigus turėti investavus. Čia kaip yra tas don't wait to invest, invest and wait angliškai. Nelaukit, kol galėsite investuoti, tiesiog investuokit ir tada laukit, tada žiūrėkite ir džiaukite savo vaisiais investicijų, kurie vis tiek anksčiau ir vėliau ateina. Raimondai. Na, jeigu kalbėt apie būsto rinką ir, sakykime, kalbėt apie pirkėją ir pardavėją, tai aš galbūt pasakyčiau, taip, pardavėjams, na, artimiausių metų tikėtis parduoti būstą už pačią aukščiausią kainą, na, kad iš tikrųjų didžioji dalis ir daro rinkoje, stengiasi, na, dar tas pasinaudoti tą praėjusių metų tokiom geresnėm nuotaikom ir pardavinėjo turtą tikrai brangiai, tai turbūt to padaryti artimiausių metų nepavyks, na, tai yra, jūs turėsit laukti atsigaunančios rinkos, jeigu jūs norite parduoti jau greičiau turtą, tai vis dėlto reikės pakoreguoti savo lūkesčius. Nes iš kitos pusės mes matome iš pirkėjų pusės, tai yra ir gera naujiena, ir bloga naujiena. Tai yra gera naujiena, kad šiuo metu, jeigu jūs dairotės rinkoje, tikrai galima rasti gerų variantų. Na, geras variantas, kai parduodama netgi šiek tiek žemiau negu rinkos, sakykime, vidurkis, rinkos kaina. Bet bloga naujiena yra ta, kad toks turtas, na, nuperkamas labai greitai. Tai yra, jeigu jūs turit galimybę surasti tikrai patrauklių variantų dabar, bet jūs turit reaguoti iš karto. Tai yra, na, ypatingai tai jaučiasi, kai, na, yra keli pirkėjai potencialūs ir, sakykime, vienas sako, ar keli sako, na, man nereikia įti banką, aš turiu nuosavų lėšų ir aš galiu pirkti dabar. Tai, sakykime, tokie labai pasinaudoja šitą situaciją. Tai jeigu jūs, na, ieškote ypatingai pirmojo būsto, tai jeigu jau suradot gerą variantą, tai turbūt delsti jau jūs negalėsite. Tai va, o dėl pačio apsisprendimo, tai jau turbūt reikės patiems pirkėjams ir pardavėjams patiems apsispręsti, kaip pasielgti. Kągi, tai tiek mūsų šiame pokalbėje. Dėkui Žygimantui Mauricui, dėkui Raimondui Reiginiui. Ačiū visiems, kas klausėsi. Baigiam mes transliaciją ir po transliacijos dar galima bus užduoti klausimus prelegentams, tuos, kurių mes čia gal nespėjom ar tiesiog negalėjom užduoti, tai lauksime jūsų klausimų. Ačiū. Ačiū.